merginos, jau kurį laiką aš testuoju produktus iš kompanijos, kuri vadinasi Pixi by Petra ir jeigu neklystu, tai yra anglų kompanija ir tiesą pasakius, man tai yra labai naujas brandas, aš asmeniškai nieko nesu bandžius iš jų, esu šiek tiek atsiliepimų skaičių, šiek tiek mačius YouTube'ai filmukų, bet pati nieko niekada nebandžiau, tai iš tikrųjų buvo labai įdomu ir aš visus šitus daiktus jau testuoju kos 3 savaitės ko gero. Pirmas dalykas, norėjau viską gerai išbandyti, kad galėčiau papasakoti jau tikrai, ką aš manau. Ir antras dalykas, tiesą pasakius, niekaip negalėjau prisiruošti. Viskas nors man sutrukdo, galvoju, reikia nufilmuoti. Ir kas nors kažkur išvažiuoti ar kažką padaryti ir niekaip nesigaudavo. Tai šiandien galvoju viskas, atsisėdu, nufilmuoju ir papasakosiu. Tai va, tai pirmiausiai, atrodo pati dėžutė, štai taip, turiu 5 produktus, turiu 2 kosmetikos, 3 kaip ir grožio. Tai pirmiausia, jie įdėjo tokį kaip ir lankstinuką, tipo, kas čionais yra viduje. Ir turbūt pradėsiu nuo produkto, apie kurį noriu labiausiai papasakot, kuris paliko man didžiausią įspūdį. Ir produktas, kuriuo ir pavadinau šitą filmuką. Tai yra lūpų putlintojas ir jie vadina Lip Lift Max. Tai štai kaip atrodo, tai yra tiesiog permatomas lūpų blizgesys, kuris putlina lūpas. Štai kaip atrodo, pakuotė yra plasmasinė, kaip galit matyti, bet iš tikrųjų gražiai atrodo, neatrodo, kad tai būtų kažkokia pigi plasmasė. Tiesą pasakius, jeigu štai pamatyčiau nuotraukoje arba iš toli, aš ko gero galvočiau, kad pati pakuotė yra stiklinė. Tiesiog tokia, kaip ir sudarom tokį vaizdą, jeigu žiūri iš toliau. Tai va, pats blizgesys štai taip atrodo. Šiaip žiūrint viduje, atrodo lyg tai jis turi tokį lengvą rožinį atspalvį, tačiau užtepus ant lūpų jisai neturi visiškai jokios spalvos, nieko. Ir kaip jie rašo, tai galima tepti tiesiai ant lūpų arba galima tiesiog tepti ant viršaus ant kažkokių lūpų dažų. Aš asmeniškai ant lūpų dažų nemėgstu tepti, nes toksai dalykas iš karto išsiteplios. Tarkim, užtepsiu vieną dieną ant raudonų lūpų dažų, ant kitą dieną rožinių ir jau visas šitas dalykas bus išsitepęs ir ta spalva bus tiesiog siaubinga. Tai aš tiesiog naudoju tiesiai ant lūpų. Ir dėl ko sakau, kad paliko didelį įspūdį. Dėl to, kad aš su tokiais produktais, žinokit, labai esu skeptiška. Aš visą laiką galvoju, kad tie tokie lūpų putlintojai nelabai ją ką veikia. Nes realiai jie turėtų vizualiai kažkaip padidinti. Ir aš taip galvoju, nežinau, ar man patinka jie ar nepatinka, kažkaip niekada pati nepirkdavau, bet kada man jie į šią dėžutę įdėjo, tai tiesiog neturėjau, kaip ir išeities turėjau išbandyti. Ir tiesą pasakius, vizualiai tikrai lūpos atrodo putlesnės. Tiksliai nežinau, ką jisai padaro, nes pavyzdžiui, tokie blizgesiai, kurie putlina lūpas, kartais būna, kad juos užsitep ir toksai dilgčiojimas jaučiasi kažkaip įdomiai, o va šitą užsitepus jokio nėra nei dilgčiojimo, nei kažkaip keistai lūpos jaučiasi, tiesiog lygiai taip pat, kaip būtum užsitepus normalų blizgesį, tačiau už keleto minučių lūpos atrodo tikrai tokios pilnesnės. Nepasakyčiau, tikrai nepadarys lūpų ten super duper didelių, jeigu tarkim lūpos nėra didelės, nepadaro jisai stebuklų, bet jisai tiesiog jūsų natūralias lūpas padaro, kad jos akivaizdžiai yra putlesnės, didesnės. Tai va, tai žinokit, man šitas daiktas patiko ir labai džiaugiuosi, kad išbandžiau. Tai va, tai mano nuomonė apie lūpų putlintojus po šito daikto bandymo, žinokit, kaip ir pasikeitė. Aš dabar nebežiūriu taip skeptiškai ir galvoju, kad galbūt kai kurie jų ir veikia. Tai va, tai, o kadangi kalbu apie kosmetiką, tai aš galbūt papasakosiu ir dar apie vieną produktą irgi iš kosmetikos, ką aš čia turiu. Tai yra štai toks daiktas ir kaip jie rašo, kad tai yra blush, skaistalai, va, pamiršau. Žodžiu, tai rašo, kad yra skaistalai ir viduje yra kabuki šepetėlis. Dabar aš galvoju, spalva kažkur turi būti, jeigu neklystu, aš kiek žiūrėjau jų internetiniam puslapį, tai jie turi 2 spalvas. Viena rožinė, šita daugiau tokia bronzinė. Tai va, viduje atrodo štai taip ir šita spalva vadinasi Peach Honey. Šepetuko
Tai toks, sakyčiau, pusė velnio šepetukas nėra, žinokit, pačios geriausios kokybės, bet nesakyčiau, kad jisai ir blogas. Ta prasme, čia realiai niekas nekrenta, jisai yra pakankamai švelnus, tai manau, kad visai nieko. Aš tokių kabukį kasdieną nenaudoju, kažkaip aš mėgstu tokius didesnius šepetukus, bet tokie labai gerai, kada, pavyzdžiui, keliauju. Tai tuomet labai gerai kažkur tai kosmetiniai įsimesti, kad ten nereiktų didžiausių šepetukų kaip ir tasytis. Tai va, ir patys skaistalai štai kaip atrodo. Va. Pakuotė vėlgi iš tikrųjų labai tokia maloni, nesakyčiau, kad kažkas tai yra ypatingo, bet man asmeniškai gražiai atrodo. Ir ką aš galiu pasakyti apie šitus skaistalus. Man asmeniškai jie labai gražus, bet sakyčiau, kad mano odos tonui jie labiau tinka kaip bronzantas. Aš pabandžiau kaip skaistalus, kažkaip man keistai atrodo, kad aš ant žandų kažkur tai jų prisivarau, bet jeigu, tarkim, naudoju kaip bronzantą, tai labai liuks. Ir, tarkim, čia atrodo jie pakankamai tamsus, tačiau užsitepus ant veido, jie grinai tik tai tokio kontūravimo suteikia, nepalieka tų tokių, žinot, kai būna linijų, kai būna bronzantai kartais per daug pigmentuoti ir tuomet čia užtepi, čia kažkokios linijos ir paskui ties ten sėdėk ir retušuok 5 minutės. Tai ne, šitas labai lengvai tepasi. Ir sakyčiau, kad puikiai tinka dienos metui. Vat pavyzdžiui, žiūrint į patį produktą, tai atrodo lygtais jis šiek tiek turi tokio blizgesio, spindesio, lygtai kažkokio žėručių, bet užsitepus ant veido spindesio to praktiškai nėra. Tai aš sakyčiau, kad labai geras daiktas kaip ir dienos metui turbūt naudoti. Tai aš galiu netgi iš tikrųjų kaip ir parodyti jums šiek tiek, aš nežinau ar matysis, nes kaip matot, šiandien filmuoju kitoj vietoj. Tai šiek tiek, aš pastebėjau, kad čia šiek tiek geriau matosi makijažas, nes kai filmuoju savo kitoj vietoj priešai savo kosmetikos staliukus, tai tuomet pas mane tas makijažas susilieja ir aš ten netepu, nieko nesimato, tiesiog gaunasi galbūt toks apšvietimas pro tokį kampą, tai čia galbūt geriau matysis. Tai aš jums pabandysiu parodyti, aš visą laiką sumaišau abi dvi spalvas ir štai, aš nežinau, kiek matosi, kiek nesimato, bet, žodžiu, matot, jau 2 kartus aš užtepiau ir netrodo, kad pas mane būtų kažkokios linijos. Tai šiaip tikrai fainas daiktas, sakyčiau, neblogai išsilaiko. Aišku, jeigu ten ryte prisidažiai ir paskui vakare dar nori, kad ten pastatas kontūravimas ar skaistalai, tarkim, būtų dar ant veido, tai vis tiek reikia pataisyti. Aš galvoju, jokie produktai nesilaiko ten, nežinau, 12-16 valandų, bet šiaip sakyčiau, bent pusę dienos tikrai išsilaiko ir labai fainai. Aš galvoju, šitas daiktas galbūt man tiks kaip skaistalai, kai mes būsim Brazilijoje, nes aš visą laiką sakau, kad įdegio aš nelabai noriu gauti, bet mano vyras iš manęs juokiasi, sako, kad ir ką tu bedarysi, vis tiek tu kažkiek tai įdegsi, nes ten saulė šviečia ir tu ten gali kremus tepliotis, dar kažką daryti, vis tiek gausi kažkiek įdegio. Tai jeigu tikrai tai bus, tai tuomet aš galvoju, kad šitas produktas, ko gero, tiks man tada kaip ir skaistalus naudoti. Tai va, bet kol kas tai yra kaip bronzantas. Paskui dar vieną daiktą turiu, kuris man buvo labai iš tikrųjų įdomus. Štai, ir kasgi tai yra, jie kaip rašo Nourishing Cleansing Balm. Ir jie rašo su saldžiųjų migdolų aliejumi ir kakavos sviestu. Ir kasgi tai yra veido prausiklis. Štai, atidarius, jisai atrodo taip žiūrint, kaip būtų koksai, nežinau, kūno sviestas. Tiesą pasakius, aš veido prausiklį iš vis pirmą kartą tokioj konsistencijoje, jeigu teisingai išsireiškiu, bandau. Nes visą laiką būna arba koks nors penelis, arba gelis, arba kažkokios putos, žodžiu, visokie tokie dalykai, viską esu bandžius išskyrus tokio kieto pavidalo. Tai su šitu prausikliu galima nuvalyti ir makijažą, o galima tiesiog ir nusiprausti veidą. Aš bandžiau nusivalyti makijažą, tai man puikiai veikia. Ant akių aš bandžiau, bet tačiau jis nenuvalo, pamiršau kaip pasakyti, nenuvalo vandeniui atsparaus tušo. Va. Tai ir šiaip aš akim kažkaip, nelabai mėgstu tokių visokių dalykų naudoti. Aš vis tiek mėgstu naudoti valiklį, kuris yra skirtas būtent tik tai valyti akims. Tačiau, jeigu nuvalyti veido makijažą visą, lūpas, tai šitas daiktas labai puikiai nuvalo viską. Aišku, aš kai tokia, kuri mėgsta veidą pervalyti 3 kartus, kad neduok dieve neliktų kokių makijažo likučių, tai aš su šitu nuvalius vis tiek naudoju dar kokį nors
prausiklį, tiesiog, kad tikrai viską labai gerai nuvalyti. Arba tiesiog paprastu būdu nusivalau visą makiažą ir tuomet naudoju šitą daiktą. Tai ką aš pastebėjau, kad jisai ne tik labai gerai nuvalo, bet ir veido oda tokia švelni. Labai įdomi, iš tikrųjų, lyg tai būtum kokio kremo pasitepus, bet nėra, kad kažkoks riebumas būtų ar dar kažkas, bet tiesiog veido oda labai švelni. Tai va, tai tikrai labai įdomus daiktas ir iš tikrųjų buvo įdomu išbandyti. Aš nežinau, ar kitos kompanijos kuria tokius daiktus kieto pavidalo. Jeigu kuria ir žino, tai parašykit, iš tikrųjų būtų įdomu, nes aš asmeniškai, žinokit, niekad nemačiau. Tai va, tai aš taip, kai atidariau ir aš taip bandžiau susigaudyti, galvoju, kaip čia jis veikia, kaip čia su juo elgtis. Tai va. Ir dar turiu 2 daiktus, tokius irgi įdomesnius galbūt. Tai vienas yra veido tonikas, kuris vadinasi Glow Tonic Exfoliating Toner. Tai žodžiu, yra štai toks daiktas ir tai yra veido tonikas, kuris turėtų būti šiek tiek šveičiantis. Aš to šveitimo, tiesą pasakius, nepastebėjau. Aš iš pat pradžių netgi galvojau, kaip čia turėtų būti, ar kažkokios granulytės, ar kas. Tačiau pastebėjau, kad jisai ypatingai gerai nuvalo veido odą. Ką turiu omeny? Va, tarkim, vakare, pavyzdžiui, nusiprosi veidą, ne? Ir tada prieš dedama visus kremus, serumus, pakių kremus ir taip toliau, tiesiog nusivalai veidą su toniku. Tai štai nuvalius veido oda yra super švari, va, tarkim, aš ten nemoku pasakyti, bet jeigu taip nusivalai ir perbrauki tiesiog pirštu per veidą, tai atrodo, visiškai nieko nėra, nei valiklių, nei makiažų, nei kažkokio, tarkim, su šitu, nusiprausk ir tas toksai lyg švelnumas, lyg kremą būtum pasitepus, nusivalyk su šitu, nieko nebeliks, veido oda super duper švari. Tai galbūt dėl to jie ir skaito kaip toksai, kad būtų kaip ir šveičiantis tonikas, nežinau, bet to šveitimo, tiesą pasakius, aš nepastebėjau. Aš tiesiog sakyčiau, kad tai yra labai puikiai nuvalantis tonikas veidui. Ir dar vieną dalyką, ką aš nepaminėjau, kad ir šitas daiktas, ir šitas turi tokį patį kvapą, kuris yra pakankamai stiprus. Ir aš sakyčiau, žinot, ko kvepia? Aš iš pat pradžių galvojau pievom kažkokam, likti vasarą žole galbūt, bet žinot, kuo jisai kvepia? Pienėm. Tiksliai, grinai, žinokit, yra pienio kvapas. Ir kaip sakiau, yra pakankamai stiprus šitų abiejų produktų. Tai jeigu nepatinka ir jumis erzina stiprus kvapai, aš visą laiką paminiu, nes aš žinau, kad tikrai ne visiems patinka tokie dalykai. Tai turėkite omeny, nes tikrai, jeigu užsitepus ant tas pienės jausit ir jums bus tiesiog bloga nuo to, tai tikrai, kad nebus labai gerai. Man asmeniškai tai netrukdo, nes kvapas ilgai kažkaip nesilaikus, ten greit išsigaruoja, bet vis tiek. Tai va. Ir paskutinis dalykas, ką turiu, kas man taip pat labai patiko, tai yra štai toks daiktas. Ir kasgi tai yra? Tai yra aliejus veidui su rožėmis ir granatų aliejumi. Tai va, kaip atrodo, ir štai pakuotė, tik atėjo tai su tokiu kaip ir dangteliu ir atskirai atėjo tokia pipetė, kad uždėti. Tai iš tikrųjų aš pagalvojau labai nuostabi idėja. Aš dabar neatsimenu, kokį produktą esu prieš tai pirkus, bet kažką esu pirkus, kad irgi taip atskirai atėjo pipetė ir uždarytas dangtelis. Tai iš tikrųjų yra super, kada nori kažkur, pavyzdžiui, pasiimti, jeigu, tarkim, kažkur keliauji ir nenori, kad tau čia ta pipetė kažkaip atsisuktų, išbėgtų ar dar kažkaip, tai tiesiog vienu atskirai įdedi į kokį maišelį ir užsuki su dangteliu. Tai labai super idėja. Aš galvoju, tokie dalykai iš visi turbūt turėtų turėti atskirą dangtelį ir atskirą pipetę. Tai va, tai kaip sakiau, štai kaip atrodo, man asmeniškai pakuotė patinka tokia graži, viena iš tų, kurią gali su mielu noru kaip dekoraciją laikyti ant kosmetinio staliuko. Ir štai, viduje yra tokia stiklinė pipetė. Šiaip, kad stiklinė, tai labai super, bet reikia atsargiai. Aš vieną kartą, žinokit, buvau savo vieno serumo sudaužius pipetę. Nežinau, kaip man ten atsitiko, aš tiesiog kaip ir norėjau teptis serumą ant veido ir man ta pipetė iškrito iš rankų ir ant žemės. Žodžiu, tai va, tai aš ją netyčia sudaužiau, o serumo gal dar pusė buvo likę, tai paskui teko naudoti be pipetės. Bet dabar už tai esu labai atsargi ir žiūriu atsargiai, kaip aš laikau. Tai va, tai apie šitą aliejuką, kaip jie rašo, jį galima teptis ir vien tik tai aliejuką, pavyzdžiui, nakčiai, aišku, galima ir dienai, iš dienais maniškai nesitepčiau, galbūt nakčiai daugiau, arba galima įlašinti 1-2 lašus į naktinį arba dieninį kremą. Tai
Man pirmas dalykas, kas patiko, tai kad jisai nėra toksai labai super riebus. Tarkim, jeigu vien tik tai aliejūką užsitepus, veido oda nesijaučia riebaluota, nes kai kurie veido aliejai tokie užtepi ir jaučiasi, kad pas tave aliejus kažkoks yra. Šitas labai toksai lengvos konsistencijos ir greitai susigeria į veido odą. Aš vien tik tai aliejūką buvau užsitepus gal tik tai kokį vieną kartą, tai sakyčiau toks neblogas, bet aš asmeniškai vis tiek, tarkim, mėgstu, kad ir nakčiai dar ten tų kremų serumų užsitepti vienu ar kitu būdu, bet man labai patiko tiesiog jo lašiuką įlašinti į mano naktinį ir dieninį kremą. Į naktinį tai tiesiog odai ten suteikti daugiau to drėkinimo, maitinimo, bet kai įdedi į dieninį kremą, tai žinokit, suteikia veidui švytėjimą. Kas iš tikrųjų labai įdomiai atrodo. Aišku, jeigu ten užsitepsi kokią nors matinę kreminę pudrą arba skystą tą pačią matiškumo suteikiančią pudrą ir paskui užsidėsi dar, tarkim, kompaktinę pudrą, tai aišku, tas žvilgesys, jisai dings, nes vis tiek tokius produktus, jeigu dedi, tai jo nebus, bet jeigu, tarkim, užsitepus ant viršaus kokios nors lengvos konsistencijos skystą pudrą ir birę pudrą, kuri nesuteikia ten kažkokio super duper matiškumo, tai tikrai veidas atrodo švytintis ir ne tai, kad jisai būtų taukuotas, kad vaikštai čia ir kažkur kakta blizga, kažkur nosis blizga, smakaras, žodžiu, taukuota atrodai. Ne, tikrai tokio turi kaip ir, ne tai, kad turi, bet tiesiog suteikia natūralaus švytėjimo. Labai iš tikrųjų gaiviai gražiai oda atrodo. Tai va, tam dalykui man labai patiko. Kažkaip tai vat paliko man tokį gerą įspūdį. Nežinau, ar rodo jisai kažką gero, blogo daro. Sunku pasakyti, kadangi iš tų produktų naudoju tikrai labai nemažai, tai iš tikrųjų nebežinai, kuris veikia, kuris nebeveikia. Bet, kaip sakiau, vienas dalykas, kuris man tikrai labai patinka, kad tiesiog suteikia to tokio žvilgesio. Tai va, ir dar paskutinis daiktas, ką čia įdėjau, jau neištiesinau, tai buvo įdėtas, tai tiesiog tokia kaip ir kosmetinė. Pas man tokių kosmetinių turbūt jau visa, žinokit, yra kolekcija, aš galvoju, nes labai dažnai būna su kokiais nors produktais ateina, arba pavyzdžiui kažką tai perki kažkur, tai irgi labai dažnai būna, kad kosmetinė dovanų. Tai va, tai tokia galbūt nėra jau, kur išsidėsi, pavyzdžiui, į rankinę nešiotis aplinko, bet jeigu, tarkim, kažkur keliauju, tai labai super duper. Tai va, tokia tikrai miela ir va čia yra jų tas firmos ženklas, man asmeniškai patinka. Tai va, tai apskritai, ką aš galvoju apie šitus visus produktus, tai galiu pasakyti, kad man asmeniškai patiko, nieko blogo nepastebėjau. Turbūt didžiausią įspūdį paliko tai tas produktas lūpoms ir antroji vietai, ko gero, aliejus veidui. Tai va, tai mano tokia apžvalga, kaip sakiau, išbandžiau ir pagaliau prisirašiau jums padaryti filmuką. O šiandien tuomet ačiū labai, kad žiūrėjot. Jeigu kažką bandėt, parašykit, kaip jums, ar patiko, ar nepatiko, gal kitokią nuomonę. O tuomet ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim mano kitose vloguose ir filmukose. Iki!